Nu, tai gal aš ir pradėsiu nuo aušrinės. Kodėl aušrinė? Šitas kaimas, aš nežinau, ar jis vadino senovin aušrinė ar ne, už tai, kad visa žemė tai priklausė dvarui, o tas dvaras vadinosi Liškiavos. Dvaras aukštojo dvaras buvo dvarininkas Kosyla. Nu, bet jis jį suspyko su savo žemtais jauti, jo jis į bažnyčių pastatė, tarp kitko, Kosyla. Va. Tai nežinau, paskui, reiškia, po 18 metų, kaip jūs Lietuvom, kūrėsi Lietuva, tai savanoriam išdalino šitų Kosylo žemį, išdalino savanoriam. Nu, ir mano tėtė buvo savanoris iš Gudakimio kaimo, va, čia netoli, važiuojam į Merkinį, tai Gudakimio kaimą. Va, ir jis irgi gavo žemės, 10 hektarų. Nu, jau vedė, jis 2 kart vedęs buvo. Pirma žmona anksti labai mirė, palikus 4 vaikus. Tai tada mano mama jau, aš antrosios mamos, apsiženo su iš Liškiavos Šimkonytį Viktorijų. Ir jau, va, kaip sakėt, jūs datų šitų, per užgavėnės gimiau aš. Tai dabar kodėl aš esu muzikos mokytoja? Ir kodėl labai mėgau šokius, viskų. Nu, tai žinoma, labai kalta ir gimimo diena, tai buvo užgavėnės. Tai tikrai visko davė man. Ir juoko, gal kartais ir ašarų, bet linksmumo tai davė. Ir tokius dar davė. Daryt gerus darbus, bet geri darbai nelabai gerai užsibaigia. Darai gerai, pavyzdžiui, kiaušinius nuo aukšto reikia nuimti. Tėvai visi dirba laukuose, o aš tik kokių 4-5 metų vaikas, palieka mane saugos namus. Nu, bet namie. Užeina nuo aukšto, tai vištos dėjo kiaušinės. Taigi reikia parnešti, mamai nereikės liepti. Aš serblaisus dėjau kiaušinius, lipu atgal, vienas kiaušinukas iškrito tik 10. Ir visi, taigi reikia pakavot, kapgi tai varsis, tai aš pelanų užbėgau ir pabėgau. Mama jau sutemo nuveikti už 1 kilometrų nuvėjau pas draugaitės. Jau temsta, mama eina ieškoti. Jau ta šeimininkė tokia Zakareckiai, jie sako, vaikėlė, jau eik namo. Nu tai va, pareidai ir einu jau iki savo namų, netoli dar, bet tokios ežios buvo tarp tų kalionijų būna tarpai tokie. Tai po medžio aš einu, man susinkau. Tai sako mama, Vandula, ar nežinai, kas kiaušinius nuo trobos pasiėmė? Sako, kas tau pasakė, kad aš? O mama jų neklausė, kad manymėt aš pas. Nu, tai va, tokių juokų buvo daug, ne vienas. Tas tik pavyzdys. O buvo labai daug tokių. Ir iki šito vilčėso. Yra legenda tokia, kad, reiškia, mes gyvenam prie tokio ežeruko, prie Bedugnio. Va. Tai aš, kai buvau mažukė dar, tai jau kaiminkos tos pasakojo. Mano tėtė tai nelabai žinojo, už tai, kad jis buvo iš Gudakimio, tai tėva nelabai tos žinojo tų visų pasakojimų, legendų. Tai sakydavo, kad šitam ežeran nuskindys miestelis. Ir per Šventų Jonų arba per Šventų Petrų, dabar neatsimenu, beška vaikas tai jau klausys, ar tai tikrai skamba, tai jeigu būna per Jonų negirdu, tai sako, girdėsi per Petrų. Tėvai tep. Varpai. Reiškia, tokia legenda buvo. Ganė žmogus jaučius. Ir girdzi
kad atūžė kažkas, kad atūžė iš toli baisiausia, o tyta tokis tiesiog lietaus, tokis debesys baisus juodas ir tų visų kaimų ir užliejo. Va. Ir sako, kad ten kaimam buvo bažnyčia. O ton bažnyčion, dabar kodėl užliejo? Tai jau čia man kita moteriškė pasakojo. Tėvai tai tik pasakojo, kad užliejo, kaip ganė tas gyvulius, kaip jausus ganė, tai jau dar tėvai pasakojo, bet daugiau tokių nepasakojo, bet kaiminkė pasakojo. Kalpokėlė tokia. Va, sako, taigi tai buvo tokia jauna mergaitė, graži labai, ir labai mylėjo tokį vaikinų, kuris buvo našlaitis, bet jis tarnavo bažnyčion. O kunigas buvo labai senas. Va, tai jis patarnavo, už tai ir reiškia, jį išlaikė tas kunigėlis. Nu ir sako, kad buvo tų ir turtingų tų žmonių tam miestelė. Va. Ir vieno jau to turtingiausio, kaip pasakoja, tai jau kas genksų pardavėjai visokie, krautuvininkai buvo turtingiausi, tai sakydavo krautuvininko sūnus įsimylėjo tų mergaitį. Va, ir ženycis, nu, bet jinai nemyli to vaikino, ji myli tų varpininkų, kuris pas kunigų varpais skambina. Va. Tai kas darys, jau jį ir turėjo ir suknelį, viskų, jau jį supirkti, nori, nenori, prievartų tiesiog ištekyti jos norėjo. Va. Ir nuvejo pas kunigų prieš 12 valandų nakties, papasakojo kunigėlių, kad va jau verca ženytis, o jie vienas kitų myli, nu ir kunigėlis geras, ėmė juos ir suvinčiavojo, apženino. Kaip išgirdo toj Anyta, sakykime, kuri norėjo savo sūnų apženyti, va, kaip šoko, sako, juodų skepatų paėmė, kaip mosterė tuo skepatu, sako, čia nieko nebus, tik bus ažaras. Nu ir tada tas, reiškia, debesys pakilo ir užlėjo viskų. Tai ne kaip ragana buvo? Jo, tai va, taip tokia. Jo, burtininkė buvo, ragana, kitaip sakant, ragana buvo. Nu tai tokis pasakojimas, nežinau, kiek teisybės jis, bet, kaip sako, iš kiekvienos legendos, iš kiekvieno tokio pasidavimo, reiškia, papasakojimo yra gal 1% teisybės. Mano tėvukas buvo irgi našlaitis, nuo 8 metų jau buvo dėdės augino. Kažkaip anksti numirė mama ir tėvas pirmą mirė, paskui ir mama mirė. Tai jis taip buvo vienas iš tokių, kaip sako, nu, kaip našlaitis. Vis tiek tokis biednesnis buvo, sakykime. Tai va, o jau šimkoniai buvo jau tokie ūkininkai. Jau turtingesni, sako, gal jie ir turėjo kadaise kažkokius ir bajoras kokis gali būti. Nu, bet jie buvo iš Ricielių kilį. Ricielių, bet, nu, taip sakydavo, mano sesuo sako, ai, iš mamos pusės tai mes iš bajorų, bet aš tai niekada mama nesakydavo, kad iš bajorų. Ir dziedukas niekada nesgyrė. Nu, bet gal ir buvo. Gyveno jie gana pasiturinčiai, turėjo šitų malūnų savo ant upelio, ant krūčiaus pasidarė. Ir, nu, jau tokie buvo, ir namai buvo jau jų dideli, 2 galų, jau vienu žodžiu tokie turtingesni buvo. Nu, tai mūsų tai didelė buvo šeima, labai didelė, bet mūsų šeimon, reiškia, tokie visi buvo, visa tvarka tėvo. Jis ir auklėtojas buvo mūsų visų, ir jo pinigai buvo, išlaikė šeimų. Mama daugiau tvarkė tuos tokius valgyt, vaikus prižiūrėjo, jau ir laukan dirbo, bet jinai kažkaip gal iš šono, kaip sako. Tėvas turėjo būti labai geras mokytojas. Turėjo būti. Bet pas mus
visada pilna būdavo vaikų. Nu, tai dabar dar seserys. Kaip aš gimiau, tai mano jau 4, buvo 2 seserys ir buvo 2 broliai jau. Pirmos žmonos, mama antra jau buvo. Pirma žmona buvo iš Merkinės, Dzidzevičiūtė. Buvo, dar jos ir tėvai buvo gyvi, kaip aš jau, ir paskui bendravo, atvažiuodavo. Ir broliai atvažiuodavo, ir seserį, reiškia, nu jau, kaip sakoma, pažinojom, kažką bendravom. Va, bet tais laikais, kai mes tai sakydavom Smetonos laikais, nu tai va, kažkokia buvo šeimos tokios tvirtos buvo, aš sakytų. Nu, bent aš pagal savo šeimų ir pagal kaimynų šeimas. Mūsų tas kaimas visas buvo savanorių. Ir jie kažkaip prie Vilkiaucinio neatsiek bendravo, tarp savy daugiau bendravo. Va. Bet visos, kiek aš žinau, tuos žmonės, visos šeimos labai darnios. Tokios. Nu tai va ir pas mus tėvas rūpinosi labai vaikais. Sekmadieniais jų vaikai tokie paaugliai suveidavo mūsų kiemą ir žaisdavo ribkų. Ribkų tai tokį medzinis, tokis iš medzo, va ir dar tokios lasdos varinėja. Bet prie jos ne vieni žaidė. Tėvas buvo ir kaimynas Gudelionis irgi pavardė, ne giminės, bet tokį pasipavardė irgi. Buvęs savanoris, tai jie būtų prižiūrėdavo tuos vaikus. Be pasirodo, tos jie ir užgauna. Tai reiškia, tėvai labai prižiūrėjo. Nu, kaip ateidavo žiema, tai vėl rinkdavosi pas mus jaunimas. Sekmadieniais tai būdavo paauglių šokiai pas mus. Todėl, kad buvo 2 broliai, reiškia brolis ir sesuo buvo ne paaugliai, jau ir aš jau viski paaugus atsimenu, kaimynų vaikai visi bendramžiai būdavo. Tai tėvas prižiūrėdavo mūsų šokius, parodydavo, šoko bernaicai Mikitų. Neturėjo lasdos, ar tai rozo atsimenu, su kačiarų pasėmį, tų galų, kur skuodzinų apsukė popierį ir rodė, kaip reiškia kojos vėcys per tas lasdas. Tai va, jis buvo tokis mūsų mokytojas. Nu, mama tai irgi išmokino vienų šokį, šarka ir genys, tai mamos buvo, o taip tai viskas tėvo buvo. Tai mes O grojo, tai smuiku, kaimynų tokis, kalpokas tokis, Jonas, jo kalpokų tų Jonų, dar jis visai neseniai mirė buvo, 28 metų gimimo, bet va, gal pernai ir užpernai tik mirė, toks ilgamžis. Tai jis dar ir Liškiavos bažnyčion grojo vargonais, kaip nebuvo tarybiniais metais, kaip nebuvo kam graits, tai Jonas grodavo. Tai jį patėvis išmokino smuiku grots, tai ne tėvas patėvis, nors jau pavardė irgi kalpokas buvo, o patėvė buvo Česnulevičius. Va. Ir jau tas patėvis labai gerai grojo, labai geras muzikantas buvo, iš Radysčių buvo kilis, bet savo jau šitam posūniu, tai padarė smuikų, pats padarė smuikelį, ir su tuo medzinį tokiu, pas mus jau mūsų trobon graidavo šokius tokius, polikų, valsų, grėbiau šienų, tokius visokius. Tai įsivaizduojat, kaip smagu. Nu, tų vaikų labai daug nebūdavo, bet mūsų 2, sakiau, Aleksandros sodu, tai Kalpoko, dar iš Vilkiaucinio, nelabai Vilkiaucinio ateidavo. Bet va, iš mūsų kaimo sueina kokie 8 vaikai būna, 10. Sakykit, ponia Vanda, jūsų dar sesuo buvo po jūsų, ar ne? Po manį buvo dar ne viena sesuai. Buvo 5 dar seserys. Sakykit, tai 4 vaikai jau buvo iš tos pirmos šeimos? Aš buvau 5. Aha. O paskui buvo
užaugo. Buvo daug, dar ir mirė. Angelytė mirė, Gražutė mirė, Gražina, paskui Algimantas mirė. Tai Algimantas buvo prieš mane, o paskui kitus tai atsimenu, viską ir laidotuvės, viską atsimenu. Bet dar užaugo ir dabar dar gyvos. Tai yra Milda, paskui Nijolė, mirė pernai. Nijolė, Birutė, Irena ir Kęstutis. Tai kiek iš 10 vaikų? 10 vaikų užaugom. 10. Bet tas tokie, suprantat, mes niekada nesusvarį tarp savį. Nu kažkaip mokėjo tėvai išlaviruots, kad tų barnių nebūdavo. O griežti tėvai buvo? Nu ne. Nebuvo. Nu, tėvas gal ir griežtas, bet jis labai rūpinos vaikais. Pavyzdžiui, mokyklų nuveždavo ne tik savo vaikus. Tai dar anksčiau turėjom arklius. Bet dar ir kaimynų vaikus veždavo. Į mokyklų 4 kilometrai. Va. Ir sakau, jis prižiūrėjo mus ir tuos šokius. Dar, nueini su tėvu, kur kokiam baliun, jis nebara, bet kūne gražiai padarė ar netep, jis paskui pasako, Mandula, tep nelabai tu čia gražiai padarei. Toks buvo, nu, aš sakytų, labai geras mokytojas. Tėtė turėjo absoliučių klausų, labai gražiai dainavo ir mus mokino. Kada jis pats nuo 10 metų dainavo merkinės, giedojo merkinės choran, bažnytiniam chore. Nu, jau Timacys buvo, jau žinojo, kad jis gražiai gieda, dar našlaitis, į namuose per daug nereikia dirbti, pas dėdės gyvena. Tai merkinė irgi 5-6 kilometrai. Tai va, jis lankė tas repeticijas, matyt, buvo geri labai vargoninkai. Tai jis ką pasako, sako, aš giedodavau pats aukščiausiu balsu, diskantu. Gal ir solo dar. Va, tai jis ir iš mūsų reikalavo to gražaus dainavimo. Ne tai, kad kaimė tai reikia garsiai, o jis ne, visur subtiliai, visur švelniai, labai mokėjo pritart antrų balsų, sakykime, sopranas veda, altas pritarė. Tiesiog jis mokydavo mus. Tai mano seserys irgi gerai labai dainavo, jos bažnytiniais choran dainavo. Nu ir tėvas sakydavo, nu stokit jūs nors ir muzikos mokyklų. Sako, paskui pats ir sako, ale kadgi neuždirbsit, kiekgi tie mokytojai mokės muzikos. Iš muzikos neuždirbsi, neprasgyvensi. Nu, bet aš prasgyvenau ir viena sesuo baigė šitą konservatoriją, Birutė, baigusi konservatoriją Tallat Kelpšą ir paskui konservatoriją, mano duktė baigusi konservatoriją ir muzikos mokyklą. Sesero Mildos abidvi mergaitės muzikantės, vienu žodžiu muzikantų. Apskaičiavom, sakadu, tai 9 iš mūsų, reiškia, bet jau ir mūsų anūkai, sakykime, bet nuo tėtės, nuo mano tėtės, tai 9. 9 baigė muzikos akademijų. O Tallat Kelpšų tai dar yra ir daugiau. O dar giliau nežinot, iš dar seniau, iš kur tėtis paveldėjo tą, nesakot, našlaitis buvo, tai neaišku. Nu tai taip, aš tai turiu tokio, reiškia, susiieškoju internete, bet labai reikia kažkaip, galima dar giliau, aš tik jau senelių žinau, reiškia, prosenėlį. Nu tai galai žino, juos atkėlė, man atrodo, iš Gudijos bus atkelcija. Nes jie 18, maždaug 19 amžiaus pradžioj pradėjo gyventi iš tėvo pusės Gudakimin. Jau čia rodo, reiškia, internetas rodo nuo 19 amžiaus. Tai va proseneliai, tai yra prosenelio ten, bet nu nieko apie tai nerašo. Ir tėtis neprisimena nieko? Ne, jis prisimena, net ir savo tėvo neprisimena, jį anksti mirė. Va, mamų tai biškai atsimena. O mama tai čia nuo čia už Ilgininkų, Galintėnai tokis kaimas yra. Alytaus rajone čia. Tai iš Galintėnų yra. Kirmelevičiai pavardė. Bet gabūs. O mama labai gerai šoko.
Labai gražiai, ne tai gražiai, bet labai lengviai šoko. O kada sužinojom, kad mama jau nevaikščiojo, tai buvom vienam balion. Ir jos bendra amžiai, Liškiavos bernai, sakykime, buvai, sako, Viktor, tu atsimeni, kad mes vienas per kitų lėgim iš tavi pirmų išves. Sako, niekas taip Liškiavon smagiai nešoko, kaip tu, Viktor. Labai norėjau būti savarankiška. Užsispyriau, kad eis viena į Liškiavų, viena, kad nelydėtų niekas. O kiek metų buvo? Nu, kokie, 5 kokie. Ir dabar einu, tai nuo balčių tokių, praeinu šalinius, tai galima eiti pro Rudzus, galima eiti kitų pusį, bet aš pro Rudzį praėjau, čia tais takais perėjau upelį ir jau čia nuslaidžiu žemyn in Liškiavų. Ir pamatau Liškiavų, tokia man graži. Namukų, daug mažiukų namukų, tai žydų buvo ir taip žmonių. Ir graži balta mokykla. Ir suprantat, aš tiesiog man tokis įkvėpimas tada mane pagavo ir aš galvoju, taigi ir aš eisiu šiton mokyklon ir aš paskui vaikus mokysiu šokti dainuots. Nieko kito be šokti ir dainuots. Bet liko man visam gyvenimui. Man tas vaizdas liko grožis, tas Liškiavos. Tie nameliai laidzėsi, visą Liškiavą matos, bažnyčia labai graži, bet man kažkaip ta bažnyčia ne tai užkliuvo, man mokykla užkliuvo. Bet jau čia buvo toks apšvietimas. Nu, man tai labai mokytojai padarė didelį įtakų. Gyvenimą, sakykime, tėvai labai, mama labai buvo tokia tolerantiška, mama labai, mano mama buvo nuolaidi, bet atrodė, kad nuolaidė, padarydavo, kaip jį išeina, kaip jį reikia. Mokėjai viskį ir apgauti tėvų. Ne tai juokauju, bet, gyvenimą galima ir pajuokauti. Tai vienu žodžiu, o mokytojai, Prapiestis buvo geras mokytojas, labai gerai lietuvių, pavyzdžiui, matematika, istorija ypatingai, ne istorija, bet geografija. Kuo aš išmokau pradinėn mokyklon, Lietuvos geografijų, tuo aš ir dabar puikiai žinau, ir kur upės kokios, kur kokie miestai, kur aukštumos, kur žemumos. Tiesiog jis labai puikiai mums išdėstė iš šitų. Tai čia buvo 1, 2, 3 klasė. O paskui pasikeitė laikas jau, atėjo, grįžo rusai, tada jau jį suėmė turbūt, nes aš paskui paskaičiau, paieškojau. Reiškia, net ir nežinau, kur jis žuvo, be abejo, jis kalėjime ir mirė kur nors. Jis truputį gal ir patriotiškai taip stengiasi ugdyti. Jo žmona jau buvo be abejo, bet suprantat, vokiečių laikais, aš atsimenu dar žydukus, kaip lakstė gatvėm, nors mes mokinomės, bet dar žydai buvo neišvežti, dar nebuvo. Tai va tokius, bet vaikam gal ne jis. Kunigas ateidavo, bet kunigas labai taip prastai matytų tikybų dėstė, aš nieko neatsimenu ir aš nesupratau nieko, absoliučiai nieko nesupratau. Liškiavos, bet ne Greblikas. Greblikas, o kitas buvo Kriščiūnas. Tai ne Kriščiūnas buvo jaunas, o Greblikas buvo senesnis, tai Greblikas dėstė. Bet vaikam gal ir suprato, kurie, bet man tai ne. Va. Tai Prapiestis tokius gerus pagrindus davė. Labai gerus pagrindus ir matematikos, ir lietuvių. O jau kaip paskeitė, reiškia, rusai užėjo, tai dėstė mums Kudirkienė, pabėgusi iš Kauno. Pabėgusi, vyras slapstėsi, ten pas mano draugės, tokios Emilės, paskui tik įsiaiškino, kad pas juos gyveno tas Kudirka. Va, slapstėsi nuo išvežimų ir jį turėjo 2 dukras, Vida,
kuri buvo jau baigusi, jau nepradinių klasių mokinė buvo kokio, nu, jau gal progimnazijom kokion jau buvus, jau vyrėsi 5, kokion 6 klasėm. Tai jinai mums per pertraukų po pamokų ruošdavo šokius, liaudies šokius, tai kalvelį mokėjo visokius kitus vaidinimus mūsų, tai aš tai buvau artisė labai. Dainavimus, paskui tik savo vaikam, tai nebuvo ne žmonėm, bet paruošė ir tada visi žiūrė, mes tai po pamokų išmokstam. Tai turėjo man labai įtakos. Mokytoja Kudirkienė, bet jinai tik buvo iki pavasario atostogų ir dingo. Tada jau atėjo mergaitė tokia, gal tik vidurinį baigus, kuri jau reikėjo rusų kalbą mokytis, kuri pats nieko nemokėjo ir tos matematikos nemokėjo. Nu, bet jau mes buvom paruošti, vienu žodžiu, egzaminus išlaikėm, neblogai. Buvo egzaminai. Egzaminai pradiniai mokykloje. Buvo. Aha, mes laikėm Kibyšiuose. Labai geri mokytojai, buvo mokytoja Kvaraciejienė, lietuvių kalbos. Jos vyras fizinį dėstė, bet jis buvo karininkas Smetonos laikų, buvo, reiškia, baigęs karo mokyklą, bet taip ramus buvo, niekur nelindo ir kažkaip išsisuko. Jis ne, jo nors ten, jo brolius seserį išvežė, bet paskui Nedzingiai čia gyveno sesuo, todėl ir žinau. Jis čia Sukų kaimo, va, čia prie Merkinės. Va, tai jis puikus labai mokytojas. Mūsų mokytojai mano laiku, tai 46 metais pradėjau lankyti mokyklų Druskininkų, nu ir baigiau 53 metais. Tai suprantat, niekas nevertė nei stocim pionierius, nei inkom jaunuolis. Dar mokytojai patys užeidavo bažnyčion. Eidavau ir mokyklų reikėjo eis pro bažnyčių, tai užbėgėm bažnyčiom pasmels, kad nepašauktų, jei nemokė pamokos, nepasruošė. Tai pasmelzi. Tai pamatydavo ir Kvaraciejienį meldžiančių, ir paskiau tokią, jau dabar pavardį pamiršau, geografijos mokytoja Jurgionytė, va Jurgionytė. Ir Jurgionytė, jai reikėdavo praeiti protį, va, pasimelst. Nu, o paskui, tai va, ir mokytojai ruošdavo labai gerai, muzikos buvo mokytojai. Buvo šitas Stravinskas Jonas, kuris paskui vėliau buvo ilgą laiką buvo Čiurlionio mokyklos direktorius. Jo žmona ta buvo šokių vadovė, kūrybinga, dainų eilėraščius rašė. Nu, tai tuo metu buvo jaunutė, dar buvo atsikvedį. Turėjo įtakos labai. Nu, aplamai aš nemokėjau konfliktuoti, nekonfliktiškas žmogus buvau, vaikas. Padarydavau klaidų, tokių ir durnų klaidų, bet mokytojai man buvo atlaidūs labai. Aš 5 klasėje nesimokiau, iš karto 6 stojau, sirgau metus, tai praleidau vienus, tai paskui reikėjo anglų kalbam. Jau buvau užsienio, tai Kvaraciejienė mane ruošdavo, eidavau pas ją į namus. Tėvai dar tuo laiku, mokytojai gal algų negaudavo, tėvai išlaikydavo mokytojus, maistų veždavo. Kas bulvių, kas, nu, maistą, lašinių, dar turėjo kaime laikė, kiaulas, viskų dar nebuvo kolūkių. Jau kaip kolūkiai padarė, tai bėda. Va. Nu tai va, turėjo labai didelės įtakos mokytojai. Nu labai buvo fizikos geras mokytojas, bet aš tokia buvau linksma, jam gal aš pats sakau, tai man rašydavo 5 už niekų. Tai va, negerai labai. Neblogai aš ir matematikų. Neblogai matematikų. Tik va, su fizika buvo labai negerai. Paskui aš stojau, baigus šitą vidurinę, bandžiau stoti Kauno kultūros institute. Ir iš fizikos gavau 3, o buvo visi 4. Va, tai ir fizinio tuos atlikau viską, bet irgi
buvo, nu, kadangi aš per užgavėnės gimus, tai man ir iškreitė iš posų. Reiškia, buvo pažymių kortelė tokia ir tą kortelę reikėjo atiduoti jau, kur skirsto, reiškia, nuneši sekretorijų ten komisijai tai vadinasi. Ir visi sunešė, aš nepastebėjau, kada jie atidavė, tai aš atskirai nunešiau, bet nunešiau. O paskui buvo labai konkursas. Matyt, ta sekretorija, mano, tų nepadavė, paskui man jį grąžino, bet tai jau palaikė. Jau buvo komisija praėjusi ir mane nepriėmė. Aš paskui labai verkiau. Tikrai, nes norėjote kūno kultūrą. Aš labai norėjau. Ir verkiau labai. Parėjau namo, parvažiavau namo. Ir tėtė verkė, ir mama verkė, ir aš verkiau. Ir visi verkė manį. Va. Bet matematikos mokytojas Gvazdaitis tapo šitas, vedėjas, ne kultūros, o švietimo vedėjo. Druskininkų švietimo vedėjas, ir jis man davė vietų. Kaimo mokytoja. Ir jau pradėjau aš su saviveiklų tada. Nu, tai aš mokyklai visas laikas ir chore dalyvavau, ir šokių kolektyvas buvo, ir dramos, bet aš dramoj man blogai. Vaidinau gal ir gerai, bet tekstai. Negaliu tekstų ir dabar negaliu tiksliai atsakyti. Atsimint galiu. Bet savai žodžiais viskas, negaliu tiksliai, va, kaip aktoriai, tai jie žodis neišmoksta, kaip žino mane, tai gal sukeičia, o aš jau pradedu fantazuoti. Ilgininkuose dirbau ir maždaug už mėnesio paskambina, taip gyvenau Kampų kaime, ten yra Kampų kaimas, maždaug nuo Ilgininkų kilometras, geras kilometras, dar gal ir daugiau. Atbėga paštininkas, jau taip į vakarą, nes iki 6 dirbdavo anksčiau ir paštas, kad mane kviečia prie telefono. Nu, aš jau nulakiu, sako, čia skambina iš Varėnos švietimo skyriaus, ir sako, norim jūs perkelti į Masališkės direktorę. Aš atsikalbinu, aš nesakau, negaliu. Nu ne, kodėl ir kalbini, kokį 15 minučių. Paskiau sakau, ant galo, aš negaliu, aš tik 18 metų, aš nesugebėsiu. Pasirodo, turėjo kviesti tokią Ažubalytę, kuri baigusi buvo pedagoginį institutų, gal nepilnų, nebaigtas aukštasis buvo pirma toks, nebaigta aukštasis, ja. Nu ir jis aiškino. Nu ir dabar kitą dieną jau žinoma, jau buvo po 6 valandų, jau aš parėjau namo, kitą dieną jau Ažubalytė prisikalbino ir jį sutiko, bet ypač su tokia sąlyga, kad ir mane paims kartu. Beje, pats sakau, turbūt mano tie šokiai su vaikais, tos dainos, ir atsivežė mane į Masališkės, su sąlyga, jau švietimo skyrius sutiko, kad ir mane pasiims. Va, o kai buvau Masališkėj, tai irgi tų darbų dariau. Va, ir ta Ažubalytė Stefa, va, dar šiemet tik mirė, šiais metais labai gaila. Va, ir jinai užsispyrė, kad mes dalyvautum merkinėje apžiūroj. Nu, sudalyvavom toje apžiūroj merkinėje, čia buvo Merkinės vidurinė, Liškiavos vidurinė, kaip biščių visokių, ir mums paskyrė pirmą vietą. Mes nuvažiavom į Varėną, tai čia buvo 59 metais. Ir buvo komisija jau, ačiū Dievui, iš Vilniaus buvo, komisijos pirmininkas, tik pirmininkas buvo. Krogertas tokis buvo. Jis vadovavo tuo laiku vyrų chorui. Varpas buvo, choras Varpas, jis buvo vadovas. Va. Ir jis žiūrėjo mūsų programą, tą vaikų, o mes jį labai nedaug davėm, 2 chorą paruošiau, tai 2 dainelės dainavom.
solistės buvo 2, duetų paruošėm, šokiai gal kokie 3 ar 4 ir dar tuo laiku pradinių klasių dar buvo, niekas nebuvo parodė, pradinių klasių vaikai dar niekur nedalyvaudavo. Tai buvo pradinių klasių, aš dėsčiau muziką ir šitą pradinėse mokyklose, tai ir vaikus išmokinau. Lencūgėlį šokom su mažiukais. Muzikanto neturėjom, tai lelele. Išgrainau su liežuviu. Dainavo mergaitės su Bartoniu viena, kita iš Masariškių, bet jų balsai labai čia iš tėvo jau, tėvas buvo, mokėjo kažkaip tuos balsus, parinkti, sakykime, kad ne tai skambėtų, bet kad altas su sopranu nebūtų tokie skirtingi, kad jų balsai sutaptų. Tai tikrai tas mergaitės puikiai dainavo. Mėgau savo profesijų, sakykime, man buvo atgaiva, aš galėjau dirbti be poilsio, galėjau ilgiausiai dirbti. Ir dar šeima man netrukdė. Vaikai nuo pat pradžių, vaikas užgimė vaikščia, aš pasiveduosiu į repeticijas, jis dainuoja. Dar man pasisekė, Anytų turėjau, kuri daugiau nieko neturėjo, vieną sūnų, mano vyrą. Jį pas mane tiek gyvens ir valgys darė. Ir visus kitus darbus darė. Jį nemėgo karvės, nenorėjo karvių, nenorėjo tokių sunkių darbų, bet jį labai patiko. Valgys darys, daržas, va. Jau jį buvo pensijų, paskui išėjo, va, prie mane iš pradžių tai dar nebuvo pensijų išėjus. Nu ir va, tokias visiek galėjau dirbti, man niekas netrukdė. O man dirbti tai buvo didelis malonumas. Man ne pinigai rūpėjo. Ne kokis, aš net stebėdavosi, kai duoda man kokį raštų pagirimo. Galvaliuškų man duoda. Tai aš dirbu, kad, aš kitaip neįsivaizdavau. Sunkumų, laikas. Aišku, sunku buvo su vaikais, kol dar močiutė nebuvo pas mus, tai vienu žodžiu reikėjo žmonių, kad tas vaikus pažiūrė. Tai kaip augo, tai jau veždžiausi, bet in pamokas tai nesvesi. Nes 4 vaikus. Jo, tai vėliau jau paskui kiti, tai buvo jau lengviau. Kai močiutė buvo, tai jau žymiai lengviau, bet močiutė labai nemėgo šito. Tai jinai sakydavo manį, oi tu lakevelku leksi. O štai su vaikais, taigi vaikam labai smagu, suprantat, išvažiuot. Tai kur mes nebuvom, mes pusė Lietuvos apvažiavę. Aš su mokiniais labai sutariau. Ir aš jų neskusdavau, padarydavo vaikai tokių didelį lepsusų, tokius buvo dainų šventėj, visi bernaičiai pasgėrė ir nebuvo kam šokt. Per dainų šventį Varėnon. Ir, nepaskundžiau. Tai va dabar susirinkam, tai turim juoko visi. O kaip išsprendė tada? Nieko nesakėm, viską. Ne, tai buvo 3 šokėjai, o kiti visai jų nepajo. Bet aš ėjau gelbės, tai visi apstojo juos. Ir mani nedalaizė, nerodo, kad jau įtigulė negyvi. O ten buvo tiesiog su Liškevos mokiniais. Nuvažiavom Liškevon, jau koncertuot, tai Liškevos bernaica, Nedzingiškiai nusvežė šnapso, su Liškeviškiais gerais pagėrė, taigi Liškeviškiam reikėjo atsilygyti, tai per tų jau dainų šventį Varėnon jau Liškeviškiai atsivežė. Kas lengva, kad aš mokinių suprasdavau. Žinoma, dalykas tai ne matematika. Muzika tai ne matematika. Ir pagaliau aš net ir taip galvodavau, mes labai daug dainuodavom per pamokas. Aš kokį, sakykime, pusė pamokos, tai būdavo dainavimui. Teorijos truputį. O ką dainuodavot? Kokias dainas? Liaudies dainas daugiau, arba iš vadovėlių. Ir iš vadovėlių visko, bet daugiau tai iš liaudies dainas dainavom. Tai suprantat, vaikam labai smagu. Ir tada netriukšmauna.
O pasakot, nu aš turėjau viski tokio artistiškumo, tai aš mokėjau papasakot vaizdžiai, tai vaikai klausydavo. Jums nereikdavo, pažiūrėjau, per pamoką drausmint kažkaip rėkti? Ai, reikėjo, bet aš nelabai, nieko. Taip pat, kažkaip su mokiniais labai geri buvo santykiai. Ir mokiniai man kartais ir net ir pastabas duodavo. Mokytoja, gal geriau šitie padarykit. Ai, taip nepadarykit. Suprantat, aš tą priimdavau vaikų. Va. Tai žinoma, gal kiekvienas tokis negali būti žmogus, reikia jį, kuris dėsto ten. Bet aš sakyčiau, turėtų, gal dabar taip ir yra, kad mokytojas būtų draugas. Mokinio draugas. Tai tada iš tikrųjų būna ir išdykusių. Pavyzdžiui, vienas vaikas, piemenukai buvo, tai tokį jau žinai, Dzikas Kavelnes. Va čia iš Gudakėnio. Aš jau net apsiverkiau. Kujau jam. Jis atėjo, apsikabino, mokytojai, dovanokit. Ir viskas. Ir dabar draugai susilka. O labai man jau buvo sunku, nieko, kaip čia Albinas, Albinai, nesdūryk tu čia. Bet, ir galvoju, ką, tai va tokis, supranta, tas žmoniškumas, sakykime, labai turi įtakos. Lenkijoje labai mums pavyko, o Lenkijoje buvo Zeliona Gura. Toks yra miestelis, ten jie organizuodavo tokius festivalius. Tai buvo iš visos Europos. Ir šitai buvo kas Ispanijos, Prancūzijos, Turkijos buvo, iš Amerikos buvo, Meksikos. Tai daug, va. O čia šitų Balkanų visos buvo. Tai paskui būna aptarimas. Tai visada paminėdavo mus. Ten neskirstė vietų, bet paminėdavo, reiškia, kas gerai. Bet va, kas yra, čia tai mano tėvo tokis, mokėt parinkti programą. Va, norėjau klausti, kaip jūs tą programą sudarinėdavot, kuo jūs rengdavot? Kuo išmokino tėvas, tu ir dariau. Tai ganau gavo novelas, po žaliasias, lankelas, tupi vilkas už tvaros, grėb savelį už galvos. Aš to vilko nebijau, turiu šunį pilkų, su uodegu ilgu. Aš to šunį užkliudzysiu, visus šunys išbaidzysiu. Seni, duok tabako iš to pačio rago. Kur senukas tau davė, antipilkį davė, jau paviršų galų. Va, tai tėvo išmokyta, tai va tokių ir dar kas mus, artistiškumas. Bet mano tos repeticijos, ką vaikai sako, būdavo nesąmonė. Grūdas, visi vaikai išdykauna, bet suprantat, per tą išdykavimą jie atsipalaiduoja. Ir jau scenoj, jie jau būna kaip ir gyvenime, kaip ir žaidimas. Išsidūkė šiek tiek. Jau jie ir jie jau paskui, tai mane jie klausė, aš nesakau, tu čia per repeticijas pasdurina, bet kada reikia jau pasirodyti, jie būna tokie tikri atsipalaidavę, nebūna, kad vaikai sustoja ir gieda. Bijodami, dar žiūrint mokytojo, kad jį. Nes pradžioj, kai prasidėjo tie folkloriniai ansambliai, tai va jūsų buvo tas vienas iš pirmųjų turbūt, Taip. ar ne, vaikų. Taip. Tai, bet kažkaip pradžioj labai gal statydavo tos, vaikus sustatydavo kažkaip, tai kad jie stilizuotai. Taip, tai buvo tame. O jūsų buvo toks tikras autentiškas. Mes viską žaisdavom per žaidimą, viskas eidavo per žaidimą. Žinoma, aš nesakau, kad aš pareguliuodavau, tu padarysi. Arba vienas vaikas jums užmiršta. Mes visi mokėjo programų, kitas gal atsistoto ant vieton. Ir jeigu jau kas nors užmirštų, tai kitas, kad ir tas pradeda jau. Va. Ir reiškia, buvo tokis, laisvumas labai, bet paskui tikrai labai gerai, kad mes ir Kaune pasirodėm, tada dar čia pradžio viskas. Tai tiesiog, visiems patikdavo tas mokinių laisvumas. O programos, tai, reikia žiūrėti, dažnai nemokėdavo vadovai, sakykime, folkloro vaikam parinkti programos. Parenka suaugusio. Tai buvau Druskinykuose, ten festivalin vieną atvažiavo, čia gal Alytaus rajono, dainuoja mažiukai vaikai apie meilį.
romansus. Nu tai atsiprašau. Nu kas necinka, tai necinka. Kur yra vaikam, tai vaikam. O paskui mes dainavom romansus, mergaitės užaugo. Ir labai puikiai dainavo. Kai pradėjom piemenukus jau tuos, tai man ateidavo į namus padainuot moterys. Jiem buvo vis gražu, kad vaikai dainuoja. Tarp kitko, Nedzingiai yra atskiras centras meno, sakykime. Čia buvo Smetonos laikai, sakykime, 20 metais mokyklų atidarė lietuviškų, o buvo rusiška. Čia buvo rusų mokykla. Va. O 20 metais tik lietuviška. Ir mokytojai buvo, kurie grojo fisharmonijų puikiai. Tokis buvo Nedzinskas, atsimysiu pavardę. Va. Ir padėjo labai gerus pagrindus. Daug labai gerų, ir pas jų muziką dėstė prieš mane labai geras, puikus mokytojas buvo. Ir dvaras buvęs, dvarokai kaip dvarokai. Jei tu neturėjo daug žemės, nereikėjo daug dirbti, tai jei koncertas, tai visi koncertų. Šokiai tai šokiuose. Suprantat, tokie menų labai mylėjo. Muzikinė tokia kultūra. Jo, tokia muzikinė kultūra. Kaip aš atėjau, suprantat, kaimo žmonės chorų padarėm, buvo kokį 3 kilometrai ateit. Eidavo į tas repeticijas. Repeticijos būdavo iki 12 valandos nakties, bet tik po darbo. Va. Visi labai norėjo kažkur išvažiuoti, pasirodyti. Nu, va, tas yra išskirtinis. Aš dirbau Masališkai, dirbau Gudakimin. Nu, Gudakimin tai kaip dirbau, tai mes į dramos. Bet ne aš vadovavau, bet aš ir vaidinau. Jo, improvizavau. Va. O čia ir tarp kito mokytojai labai buvo ne mokytojai, kurie artimai bendravo su kaimo žmonėm. Tai ne Perlojos, kai mokytojai savo, kaimas savo, kultūros namai savo, sakykime, o čia mūsų yra vienetas. Visi kaimas, mokykla, vaikai, visi kažko bendras, bet tai tokį mokytojų pasitaikė. Toks mokytojas Dunderis, kuris dabar dar, jis dar vyresnis už mane, dar, ačiū Dievui, gyvena. Tai jis chorus organizavo, bet aš vadovavau. Jis žmonės sukviečia, o aš diriguoju. Va. Tas pats, jis kapelas organizavo, pats grojo akordeonu ir gitara. Tai visus, kas kiek nors šiek tiek moka, visus organizavo kapela. Nu, suprantat, ne vieno žmogaus darbas, o tiesiog buvo tokis centras, tokis kultūros centras. Tai mes tarybiniais metais visas laikas buvom aukštybėj. Choras buvo tik Varėnos ir mūsų. Ir dainų šventėj 2 kartus dalyvavom. Nu, o iš Nedzingės yra ne vienas aktorius, ne tik mano dukra. Yra Juškevičius, jau miręs, bet Balys Juškevičius ir Vaisieta Nedzingės baigęs vidurinę. Jis čia mokėsi. Vaisieta mokėsi 4 metus Nedzingiai. Čia tie mokytojas, jo auklėtojas buvo labai toks, smetoniškų laikų žmogus. Va, geras labai įstatė spektaklius, tai jie statė tokius, ne tai, kad sajos kokie pasakėlai, o kaip reikalas veikalikus ruoždavo. Tai Vaisieta būdavo pagrindinis artistas, čia Nedzingiai. Ir vienas dar vaikinas buvo įstojęs, Jaruševičius Albertas, bet žuvo. Nu, taip nelaimingas atsitikimas buvo. Tai vieną kursą buvo baigęs ir žuvo. Tai va, tai vienu žodžiu čia dar yra artistų kaimas. Aš susirgau, baigėm pradinę mokyklą, susirgau, man pripažino džiovą. Bet tos gal džiovos ir nebuvo. Bet, gal ir buvo, bet ten merkinės daktaras tokius vaistus patarėjo mamai padaryti. Ir aš tuos geriu vaistus,
nors mes vienon pirkion, vienon trobon gyvenom su mažesnėm seserim, bet mama jų nedalaido prie tų seserų, jau bijojos, kad neužsikrėstų. Nu, bet neužsikrėtė, nu gal kažkas buvo silpnesnių plaučių irgi. Nu va, ir kokie įvykiai, jo aš su seserim negaliu žaisti. Dabar kokis nors įvykis, tai kokios avys pabėgo kaimyno. Tai kas reikia, aš paimu ir užrašau. O paskui paskaitau, o visiems juoko. Ir aš visi, pavyzdžiui, apie šitų mūsų to kaimo pavadinimų, sakykime, šitų ir bedugnio, aš vaikystėn užrašiau, girdėjus. Va. Nu, tokius, ir man va šitas rašymas labai patiko. Tai, o paskui, kaip jau mokiausi, Druskininkuose nerašiau, bet kaip pradėjau mokytojaut, nu, tokių būna, tai, bet aš neišlieki, atsitikimų, tai aš ir užsirašau. Va. O paskui jau čia nedzingiai žiūriu, kad dar dėl to, kad man atrodė, niekas nerašo, buvo ir istorijos mokytojų. Nu, man tai istorijos mokytojų, vis tiek, galvoju, nu, niekas neprašo. Nu, ir aš kažkaip, ir pradėjau paskui, va, kaip buvo Lenkijon, tai atsiminimus, nu, ne tai atsiminimus, bet kaip kas vyko, viską prašiau. Nu, paskatino mane Varėnos šitie darbuotojai laikraščio, paskatino. Paprašydavo tiesiog, parašykit. Paskui kultūros darbuotojai paprašydavo. O tai sakykit, apie Nedzingę, tai jūs daug jau esat parašęs. Nu, dabar rašau. Ir dabar dar rašau. Dabar rašau apie pačią Nedzingę, apie kaimą neturiu parašęs, bet jau pradėjus. Bet straipsnių yra jau buvę apie Nedzingę. Nu, tai yra apie, mano yra apie... Nedzingė tūkstantmetyje. Nu, tai, nu, tai yra tokie. Aha, išskirtinis vasaros sekmadienis Nedzingėje. Nu, tai čia šventės. Bibliotekininkė surašė visus jūsų, nu, ne visus, bet kai kurios straipsnius. Tai čia šventės buvo. Aha. O sakykit, ar daug yra dar neištyrinėta apie kaimus, apie Dzūkijos kaimus, ar daug dar neužrašyta yra? Nu, yra, gal, matot, reikia pažinti, reikia gyventi. Jo, apie kuriuos aš žinau, tai aš jau parašius. Apie, dabar paskutinis straipsnis buvo apie Karužus. O kur buvo? Irgi Merkio krašte. Tai šiais metais, man atrodo, buvo. Tai tokies, aš sakytų, kad nieko. Ir Druskininkuose Druskonin. Apie Druskininkuose, kaip mokiausi, tai aš užrašiau, pas kokius žmonės gyvenau, samdė mums butą. Taigi tokių visokių atsitikimų būna su tai žmonėm, kad berniukai mušė su Lenkais. Va, buvo karas, tikras karas buvo. Tai čia tais 53 metais buvo, nes pykosi Lenkai, mokėsi po pietų, mes iš ryto. Tai jau paskutinės pamokos, jau ne pamokos, o durų daužimas, baisus triukšmas. Tai vyresnių klasių mokiniai, kurie buvo suaugusių, dokumentus pasidarė jaunesniai, suėjo mokyklon, tai buvo tokis karas su jais ir lietuviai nugalėjo. Tai aš esu aprašiusi dabar va šiais metais, va dabar dar tik man persiuntė, kad švaudyta. Bet ar yra daug tokių ir dabar kaimuose gyvenančių žmonių, kurie galėtų užrašyti? Ar trūksta tokių žmonių? Nu, tik noro. Nu, ar ne? Bet jūs, pavyzdžiui, ar matot kažkokių, kas galėtų tęsti jūsų darbus, tos tyrinėjimus? Aš tai žinau, bet va mūsų kultūros namų direktorius dabartinis tikrai jis ir sugeba, bet jis gal dar kol kas rašys. Čia Nedzingės. Aha, gal rašys. O yra, kodėl yra Pilvingio bibliotekos vedėjai, čia tai mūsų visi buvo mokiniai visi. Va, tai tokia, Kašėtienė dabar jos pavardė, ne Kašėtaitė, o dabar jau neįkėtinė pavardė. Tai jinai gera mokinė buvo ir kartais parašo, veda renginį. Ir aprašo, bet kad apie kaimą, apie tą, tai nėra jos, neskaičiau. Mūsų bibliotekos vedėjai irgi mano mokiniai irgi puikiausiai rašo.
O kaip jums atrodo čia prasmingas tas toksai darbas? Nu, jūs kadangi pati darot, tai aišku, kad jums turbūt, bet ar tai ką tai duoda, bet iš tikrųjų istorijai turbūt gali padėti, papildyti tą istoriją? Jo, mano tėvas buvo razumnas. Sako, vaikai, kur radot gyvenimą, jūs juos ir palikit tų gyvenimų ir aprašykit, kaip jūs gyvenot. Tai pildau jo prisakymų. Reikia palikti. Tai gali neskaitys, o gali skaitys, kad praeis. Dabar mes randam kokį lapelį, kur parašytų, sakykime, prieš 50 metų. Radau. Kažkokis atsitikas, ką buvo. Taigi tų įvykių, kiek tokia buvo mūsų gyvenimas, mano bent. Tai įsivaizduojat, ir karas, ir, sakykime, tėvaigi pasakojo, pirmų pasaulinį pasakojo, kad buvo pirmas pasaulinis, kaip jie gyveno. Paskui buvo tokis ramus laikas, šitas pokario, po pirmo pasaulinio karo. Jau žmonės pradėjo gyventi geriau, paskui vėl karas, vokiečiai, kad pas mus atėjo ieškoti, tėvas norėjo labai radijo turėti, bet dar nebuvo, bet manė, kad yra pas mus tas radijas. Tai vokiečių tie gestapininkai atvažiavo, aš labai sakavau, tai visur priktėvo, mačiau ir girdėjau. Tada karas vėl vokiečius prie mūsų Aušrinės kaime, aš aprašius esu. Ten dvarą keliu kapajo. Vokiečiai. Tai istorija. Tai reikia palikti. Aš tokia tėvo... Aš optimistė, bet aš tėvas labai buvo didelis patriotas. Ir perdavė mums tų meilį. Lietuva yra... Savo kraštas, Lietuva, savo žmonės, savis labai. Nors jis puikiai kalbėjo, tarp kitko, mano tėvas kalbėjo vokiškai. Per pirmą pasaulinį karą pas juos stovėjo, jis buvo paauglis, o pas juos stovėjo vokiečiai ir išmoko kalbėti. Tai jis lenkiškai kalbėdavo, susitinka lenkų ir specialiai lenkiškai kalba. Jis gal ir didžiavosi, kad... Bet jis labai buvo ir didelis patriotas. Aš sakyčiau, kad dabar labai sunku, bet mokytojai, aš sakyčiau, yra neblogi. Yra, kiek aš paskaitau ir kiek žinau, stengiasi labai. Gal, aš nežinau, man atrodo, gal vyriausybė daugiau turėtų, gal daugiau dėmesio skirti. Tikrai tiems mokytojams ir atlyginimai viskų, bet kiek aš girdžiu, tai pavyzdžiui, Merkinės mokykla, čia arčiau, tai tikrai daug stiprių mokinių, daug įrašančių, ir Varėnos irgi, gal kitose taip, bet kiek paskaitau, tai jie visur aplamai Lietuvos kultūra, tai ir pasauliniu mastu tiesiog žydi. Žydi. Jau galim tik džiaugtis. Bet ar sutiktumėt, kad kultūra turėtų būti vis dėlto aukščiau pagal prioritetus, ar ne? Tai taip, turi būti. Taip pamatas. Jo, taip va tokia, iš šalies. Atrodo, kad bet taigi viskas, dabar visas mūsų pasiekimai yra dabar pasaulyje, tai aš nežinau, ten, sakykime, labai, sako, ir universitete ten aukštai labai tuose išradimuose, tai mes kaime visko nežinom, ką. Bet menas tai tikrai aukštybėse, kiek vakar žiūrėjau tos operos per Lietuvos antrą programą rodė. Taigi pasaka kaip gieda, kaip dainuoja šis. Arba, daug, labai daug yra žymių žmonių. Taip, aš nežinau, Lietuva yra, sakykime, aukštybėse tikrai.
Yra mano brolis gyvena, brolio šeima, tai jis, žmona, jo sūnus Druskininkuose dirba, vienas kitas Vilniuje ir dukra dirba. Tai toj pačioj sodyboje. Kaip jums gerai, jūs išsaugote. Taigi čia yra, mes baliavojam. kiekvieną vasarą suvažiuojam visi.